Generalinis laidos rėmėjas Vilniaus ginklai. Apsaugok save ir savo turtą. Vilniaus ginklai. www.vilniausginklai.lt. Laidą pristato Štil, numeris 1 pasaulyje. Sveiki, mėly Tauro Rago laidos žiūrovai bei gerbėjai. Ačiū Jums už Jūsų dėmesį mūsų laidai. Na, o šiandien laidoje norim pasakyti, kad medžioklės sezonas, variminis medžioklės sezonas pasibaigė. Dabar bus galima medžioti tik tai šernus ir plėšrūnus ir tai tykoje. Na, o šiandien laidoje matysite. Sekmadienį Tauro Rago laidoje. Sakė, matė kokią 50. Gal 16 nušūrų. Ar olą kokią rado, ar ką rado. Pėdų nėra. Sulaukiau. Dėkui. Tik jums, sekmadienį, 30 minučių po 8, Tauro Rago laida, tik per BTV. Šiandien keliaujam pamedžioti į Marijampolę, kuri šiaip garsėja kaip zuikių, kur yra daugiausiai zuikučių. Kaip vietiniai medžiotojai sako, pas juos yra dvi skirtingos rūšis – zuikiai ir kiškiai. Ką medžiosime šiandien, pažiūrėkite, tikrai bus įdomu. Ir dabar taip, medžiosim tradiciškai, vieni važiuoja užstoja, kiti eis. Tai ką, važiuojam šautuvus, susidėsim čia aikštelį ir pradėsim. Bebrų sėdėtų. Vyrai, dar vieni praeis, paskui kiti praeis. Tai 3, tai kiek jau 5 zuikiai. Tai labai gražu. Ne, pirmam varėme kiek? 2. Ir šitam 2. Dabar 2. Ir dabar 2. Tai zuikiai yra, tai mes užėjame. Čia Tas nušovė ir čia atsinešė. Čia atsinešė ir Jonas. Yra. Šilas medžiojo, sakė, matė kokią 50. Gal 16. Trim šūviais paėmiau šitą kiškį. O šitą šaudį tai dar... Vaikų, ten sums man buvo 30 metrų, 40. Na, o toliau išeiname į visų mėgstamą reklamą. Nuo po reklamos žiūrėkite kiškių medžioklės tęsinį. Tik Vilniaus ginklų parduotuvėse rasite didžiausią Českas Brojovka šautuvų bei atsarginių detalių pasirinkimą. Vilniaus ginklai yra vienintelis oficialus ČZ produkcijos atstovas Lietuvoje. Parduotuvė Sava sodyba Šiauliuose pavasarį sutinka su atsinaujinusia prekių pasiūla. Čia tikrai išsirinksite kokybišką sodo bei miško techniką lanksčiausiamis kainomis.
Prekiavome žoliapjovėmis, vėjos traktoriukais, krūmapjovėmis, benzininiais pjūklais, kultivatoriais, motoblokais ir kita patikimų gamintojų technika. Gal pradėkim pristatymą nuo Hitachi elektrinių įrankių. Hitachi elektriniai įrankiai gaminami Japonijoje ir šis prekinis ženklas populiarus visame pasaulyje. Gana patrauklios kainos ir žinoma firma Lietuvoje. Parduotuvėje Sava sodyba taip pat gausus motoblokų ir kultivatorių pasirinkimas. Motoblokai rusų gamybos, baltarusių ir prancūzų firmų. Čia įsigysite ir patikimą vėjos traktoriuką. Visą tai rasite parduotuvėje Sava sodyba Šiauliuose, Tilžės 99 prie Senojo viaduko. Toyota Hilux – tikro medžiotojo automobilis. Ir Artūrai, tu nušovė. Nu tai 3, tai kiek jau 5 zuikiai. Tai labai gražu. Ne, pirmą varėme kiek? 2. Šitam 2. Dabar 2. Ir dabar 2. Tai zuikiai yra, tai mes užėjame. Čia tas nušovė ir čia atsinešė. Čia atsinešė ir Jonas. Yra. Šilas medžiojo, sakė, matė kokią 50. Gal 16 metų. Trim šūviais paėmiau šitą kiškį. O šitą šaudį tai dar... Vaikų, ten šums man buvo 30 metrų, 40. O kitas krūmų anoj pusė. Šitą tvenkinio pusę. Gerai, tvarkoj. Dabar neskubykit, užeisit, da jūs po jį pavaikščiokite zuikį pasikelti. Bet yra daugiau dar čia turbūt paėmė. Tai gerai, pirmus paliksiu čia. Tai palauk, ne, užtenka. Kas sunkiau eina? Jo, kurie sunkiau eina, tai pirmi dabar stos paskui mane. Gerai? Laukiau. Dėkui. Bėgu ir bėgu.
Duodu vyrams šansą. Gerai. Jo. 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 kiškių. Ir dvi lapės baisiai. Ir dvi lapės. Tai Vyrai, paplojam visi už gerą medžioklę Artūrui. O kiek medžiotojų Artūrai? 17 medžiotojų? Kaip matėte, medžioklė buvo tikrai nuostabi. Daug puikių akimirkų praleido tą dieną medžiotojai. Na, o dabar reportažas, kaip ir žadėtas reportažas su aplinkos ministru Valentinu Mazuroniu. Šiuo metu yra uždrausta medžioti su duslintuvais ir su naktinio matymo prietaisais ant optikų. Daugelio Europos šalių tai leidžiama ir, pavyzdžiui, tokioje Didžiojoje Britanijoje praktiškai be duslintuvo net negali medžioti, nes jūs trukdote aplinkiniam žmonėm, gyvena, jūs keliate triukšmą ir net reikalaujama, pas buvau tikrai ir žinau, ir reikalaujama duslintuvas. Nu, duslintuvas, bet naktinio matymo prietaisas, per kurį tu medžioji, tu geriau įsitikini ir žvėries, nei išgąsdini ir pats matai būtent, ką medžioji. Visas detalės arba visus vienokius ar kitokius tokius klausimus, jeigu jie yra motyvuoti, iš tiesų reikia juos svarstyti. Nu, man atrodo, kad čia yra ir to. Mes, žinot, mes tik kalbam apie brakonieriavimą ir, sakykime, tas tylus iššaudymas arba duslintuvai, tai jie gali būti naudojami ir iš kitos pusės. Jie palengvina, man taip atrodo, jie iš esmės palengvina galimybę tyliai šaudyti, kad niekas negirdėtų. Galbūt aš klystu, bet tai reikia pažiūrėti ir iš vienos pusės, ir iš kitos, ir jeigu tai yra normalūs pakeitimai, kuriuos galima padaryti, tai galbūt reikėtų padaryti. O tai, kad yra skirtumai valstybėse, nu, manau, kad pas mus situacija ir su tom pačiom baudom, sakykime taip, tą, aiškiai, žalos pakėlimą, kurį padarėme, nu, tai rodo, kad šitoj vietoje pas mus galbūt yra šiek tiek sudėtingesnė situacija negu kitose valstybėse, jeigu diplomatiškai pasakius. Su prožektorium apšvietęs, jeigu išėjęs būrys ar šernų, jie bėga ir dažnai kliūna ir sužeistas nueina ir... Žinokite, tikrai... Technologijos tai vis tik tai auga. Žinokite, tikrai jums nuoširdžiai pasakysiu, negaliu dabar atsakyti tą klausimą, bet aš manau, kad reikia išklausyti ir medžiotojų nuomonės, jeigu tokie, reikia išklausyti ir ekspertų, reikia išklausyti visas nuomonės ir pasižiūrėti. Tai principas, kurį aš išdėsčiau, turi būti labai aiškus ir sakykime, nekintamas. Tai kad kova prieš neteisėtus dalykus, prieš brakonieriavimą turi būti rimta ir visi dalykai, kurie skatina arba padeda tai daryti, turėtų būti keičiami taip, kad jie prevenciškai stabdytų tuos dalykus. Vienus ir kitus. Ir manau, kad iš tos pusės reikėtų žiūrėti ir tos pakeitimus, apie kuriuos jūs kalbate, ir galbūt kiti. Aš manau, kad sėskim, ieškokim bendrų sąlyčio taškų, dėkime vienus ir kitus argumentus ant stalo ir jeigu susitarėm dėl tų principų, o kaip jūs sakėte, manau, kad didžioji dauguma medžiotojų, ir kiek man per tą trumpą laiką teko susidurti, iš tikrųjų, dar sykį pakartosiu, tai yra žmonės, kurie ir miškus, ir gyvūnus, ir myli, ir tikrai jie yra tikri tos patriotai ir dori medžiotojai, darantys mūsų gamtai, mūsų aplinkai gerus darbus. Bet reikia sudėstyti, kad jų visų vardas, jų visų įvaizdis nebūtų teršiamas taip, kaip dabar kartais, o gal ir dažnokai pasitaiko. Būrelių medžiotojų
patys labai rimtai prižiūri savo plotus ir saugo tai žvėris, nes jie nori medžioti ir jie tikrai įdeda nemažai pinigų, kad tų žvėrių atsirastų ir nuobrakonierių gaudo. Ir po to, kai inspektoriai pradeda juos gaudyti, kad jie saugot, nu, tai ir vėl, čia gal turėtų būti kažkoks susikalbėjimas didesnis tarp aplinkos. Aš manau, kad tikrai turėtų būti ne tik susikalbėjimas, bet ir bendras darbas, ir bendri tikslai. Ir aš tikrai nemanau, kad ir pasitaiko, kad medžioklė tai yra kažkoks tai vos neblogis arba vien tik tai žalą darantis. Yra žmonių, kurie mėgsta, yra žmonių, kurių tam tikra prasme gyvenimo būdas tai yra. Ir jeigu tai daroma civilizuotai, sutarus visuomeniai, tai, manau, viskas tvarkoja, nors tiesa, pasitaiko pakankamai daug tokių ir dabar yra konfliktinių situacijų, gal diskutuotinų situacijų, sakykime, medžioklės plotų formavimas ir privačių, ypatingai miškų savininkų supratimas, kaip turėtų būti. Jūs žinote, kad greitai baigėsi sutarčių laikas ir turės jūs pratęstos vienaip ar kitaip. Ir šitoje vietoje nuomonės yra, švelniai pasakykime, skirtingos, bet reikia kalbėtis, reikia ieškoti maksimalaus geriausio sprendimo ir reikia priimti vis tik tai sprendimą, kuris yra didžiai daugumai mūsų valstybės piliečių naudingiausias. Tai nežiūrėti vieni kitiem kaip į priešus, o žiūrėti kaip į sąjungininkus ir ieškoti normalaus sprendimo, bandant suprasti ir išgirsti vieni kitų argumentus. Aš matau tik tokį sprendimo kelią visais tais esminiais klausimais, kurie yra kelia tik daug emocijų. O kaip dabar dėl to naujo medžioklės įstatymo dar praeitoje kadencijoje žadėjo priimti? Ar girdėti, kas bus ar nebus šioje kadencijoje daroma dėl to įstatymo naujos redakcijos? Nežinau, dabar negaliu tiksliai pasakyti jo likimo arba nuotaikų Seime, nors tik galiu pasakyti, kad medžioklės įstatymas, panašiai kaip alkoholio įstatymai, yra patys aštriausiai, jūs puikiai žinot, svarstomi objektai, įstatymai ir dėl jų vyksta aistros ir kovos žymiai didesnės nei dėl, mano manymo, rimtesnių reikalų. Nu, tai irgi rimti dalykai, aš nenoriu pasakyti, čia nerimti sfera, bet nei tai vyksta dėl kokių nors ekonominių, teisinių, socialinių dalykų, tai akivaizdu, kad čia yra žmonės, kurie iš vienos pusės, kaip aš sakau, gyvenimo būdas ir jie mano, kad turi interesų ir nori juos apginti, nori juos įrodyti. Iš kitos pusės yra kiti žmonės, kurie irgi turi teisėtų interesų lygiai taip pat, irgi nori juos ginti. Nematau kito varianto, reikia sėstis, kalbėtis ir ieškoti protingo susitarimą. Tai geriausias kelias. Žinot, manęs turbūt pirmą kartą paklausė vienoje iš frakcijų Seime, visiems pagrindinis klausimas. Ar esate medžiotojas? O dabar turėjau susitikimą su žaliųjų atstovais vadovybė. Ar esate medžiotojas? Aš sakau, nu koks skirtumas? Aš tikrai manau, kad pasikartosiu, kad tarp medžiotojų yra labai daug žmonių, kurie ir gamtą, ir gyvūniją myli nei kiek nemažiau negu visi kiti. Ir daryti iš to kažkokį tai baubą arba priešą tikrai nereikia. Nu, aš ne medžiotojas, bet tai nesu medžiojęs nei karto. Tai yra, bet iš tiesų tai nieko nereiškia. Negali žmogus, turintis vienus ar kitus pomėgius, užsiiminėjantis vieną ar kitą veiklą, a priori būti priskiriamas prie kažkokio tai blogio arba gėrio. Būtinai, jeigu būsi, tai jeigu būsi, nebus. Nu, vieni medžioja, kiti knygas skaito, treti į teatrą vaikšto, ketvirti piešia. Visuomenė tuo ir graži, kad įvairi. Vis tik tai linkiu tarp medžiotojų. Ačiū labai. Ačiū. Kaip žinote, Traidenio firma ir Tauro rago laida organizuoja konkursą. Ir labai malonu, kad kuo tolyn, tuo gaunam vis daugiau ir gražesnių nuotraukų.
Taigi, mėly žiūrovai, jau vasario mėnesį, šį mėnesį, tikrai keli iš jūsų gaus puikius Traidenio prizus. Tad prašome visus aktyviai dalyvauti mūsų konkurse. Ačiū visiems, kurie buvo su Tauro rago laida. Dėkojame žiūrovam ir linkime gerų šūvių, gerų praleistų akimirkų gamtoje, su fotoaparatais, su savo mėgstamais gyvūnais. Taigi, nei plaukų jums, nei taukų. Iki sekančių susitikimo. Nebuvote medžioklėje? Ne bėda. Foto, video kamera, Breser, ne viena akimirka neliks nepastebėta tiek dieną, tiek naktį. Generalinis laidos rėmėjas Vilniaus ginklai. Apsaugok save ir savo turtą. Vilniaus ginklai. www.vilniausginklai.lt. Laidą pristato Štil, numeris 1 pasaulyje.